Sveiki, brangieji, dar kartelį. Taigi ateinu šį vakarą vėl pas jūs su savo antruoju tuštučių video. Kadangi pamačiau, kad prisikaupė jau gana nemažai tuštučių, čia turiu tokiame maišelyje tuštučius savo ir manau, kad jums juos netrukus parodysiu. Taigi likite su manimi ir pasižiūrėkite. Tuštučių yra, kaip sakiau, maišelyje štai tiek. Jau prisikaupė vos nepilnas maišelis. Na kągi, tai ilgai netempkime, o pradėkime. Taigi, pirmoji priemonė, kurią ištraukiu, tai yra Dove stangrinantis kūno losjonas. Ką galiu pasakyti, tai kvapas, kaip ir visi iš Dove kvapai yra nuostabus, švelnus kvapas, nuostabus, nes, kaip sakiau, visi kvapai yra iš Dove man nuostabus. Ir tuo labiau čia yra stangrinantis, padidinantis odos elastingumą, kuriuos aš labai mėgstu, tokius stangrinančius kūno losjonus. Ir man tikrai patiko ir manau, kad ateityje aš jį pirksiu, nors artimiausiu laiku tikrai nežadu pirkti, nes turiu dabar kitų, turiu iš Nivėjos nemažai iš tikrųjų turiu pabaigti. Nes mėgstu išbandyti įvairių firmų ir žiūrėti, kuris man labiau patinka. O prie šito manau, kad tikrai sugrįšiu. Jeigu dar vis jis bus gamyboje, aš tikrai jį dar, manau, įsigysiu ateityje, nes tikrai patiko ir kvapas, ir kaip veikia, ir greitai įsigeria, ir panašiai. Tikrai nuostabus buvo kūno losjonas. Toliau. Shower smoothies. Tai labai iš tikrųjų man patinka jie, labai skaniai kvepianti linija iš Radox. Kaip sakant, čia vadintųsi lietuviškai, tai būtų dušo kokteiliai tikriausiai, tai būtų vadinami. Taip, dušo kokteiliai, žodžiu, bet tikrai kvapas nuostabus. Iš Radox Shower Smoothies serijos, tai labai, netgi parašyta, don't drink me, tik negerk manęs, nes įsivaizduojat, taip skaniai kvepia, kad dar gali jį išgerti netyčia. Vaikai, ta prasme, gal norės paragauti, nes tikrai labai skaniai kvepia. Ir yra jų įvairių uogų, ir aš čia turėjau kokį čia Spirit Booster. Tikrai labai skaniai kvepėjo. Ir tikrai pirksiu ateityje, man labai patiko, labai. Nežinau, kas čia jį įeina, dabar neskaitysiu, bet vienu žodžiu, man tikrai patiko. Nes, kaip žinote, mėgstu kvapus, mėgstu, kas skaniai kvepia, tai mane tas vilioja labai. Jau, na ką. O čia turiu iš firmos Shure antiperspirantą. Ta prasme, nuo prakaito, dezodoranto nuo prakaito. Ir ką galiu pasakyti, Shure firma yra mano mėgiamiausia, kas liečia kūno tos dezodorantus nuo prakaito, tai yra mano numeris 1, galima sakyti. Tai yra iš tos firmos Shure, nes tikrai apsaugo labai gerai nuo prakaito. Rašo, kad netgi apsaugo čia 48 valandas. Nors aš šiaip stengiuosi naudoti kiekvieną rytą. Žinoma, vieną kartą per dieną, kiekvieną rytą aš naudoju dezodorantą ir man užtenka pilnai. Nežinau, nesu bandžiusi 2 dienas būti be dezodoranto, bet kaip čia rašo, kad 2 dienas apsaugo, bet 24 valandas tai tikrai apsaugo, tikrai. Tai tikrai esu labai patenkinta ir ar pirksiu, tikrai pirksiu ir dar ne vieną kartą pirksiu tokią priemonę. Tai va. Labai gerai apsaugo, nepalieka jokių baltų dėmių, nieko. Super. Kas dar liečia Shure, tai žinau, kad turiu dar vieną dezodorantą iš Shure, irgi pabaigiau. Tik čia yra tepamos konsistencijos, nepurškiamos, čia toksai ratukas išsisuka. Irgi kvapas toks normalus, tiesa apie kvapą šitų dezodorantų. Kiti dezodorantai ten iš Nivėjos ar dar ten kitokie, man būna per stiprus. Pasipurkši vonios kambarį ir tai gali pradėti kosėti. Nes tiesiog tikrai šlykštu pasidaro nuo to kvapo. O nuo šito man nepasidaro šlykštu. Nežinau, nebent jau ten labai gal daug purkščiau, jau ten be proto daug. Tai jau ten nuo visko pasidarys blogai jau.
jeigu ten per daug pripuršini ir nuo skaniausių kvepalų pasidarys bloga. Bet, ta prasme, nuo jo man tikrai nepasidaro blogai, nuo jo nepradedu kosėti, tas kvapas nėra toksai įkyrus ir super, man tikrai patinka. Tas pats liečia ir šitą dezodorantą, irgi kvapas toks normalus kvapas, toks nėra aštrus nei ką ir man patinka, irgi apsaugo labai gerai, jisai sausas, priemonė yra balta, bet netepa baltai, jokie drabužiai nesitepa nieko, nežinau, labai tikrai irgi neblogai apsaugo, jisai yra saus, kaip matote, sausas toksai, baltas toksai, va, kaip matėte, nežinau, jis vis dėlto šitas nėra pigus, iš tikrųjų, jisai kainavo kiek, virš 6-7 eurai kažkur, šitą va priemonę, tai nežinau, šiaip aš jį pirkau pirmą kartą, norėjau išbandyti ir žinote, ką aš likau patenkinta, iš tikrųjų, užteko gan ilgam laikui, iš tikrųjų, užteko man ilgam laikui ir manau, kad apsimoka jį pirkti, apsimoka, kad ir šiek tiek brangesnė kaina, bet tikrai apsimoka. Apskritai visi Van Shure dezodorantai tikrai apsimoka pirkti, visi man jie patinka. Toliau, kas liečia dezodorantus, parodysiu dar vieną. Tai yra iš Garnier Mineral Invisi-Calm. Atseit rašo, kad irgi gali mautis juodą suknelį ir ta prasme neliks baltų plėmų ir panašiai. Na, baltų plėmų nelieka, irgi kvapas man galbūt šiek tiek įkyresnis negu Shure, bet nėra toks blogas irgi. Tai, na, man iš tikrųjų Nivėjos labai nepatinka dezodorantai. Tikrai nepatinka man Nivėjos dezodorantai, nežinau, gal Nivėjos kokie platintojai klausos ir galvoja, čia peikiu juos. O ką, aš tiesiog sakau savo nuomonę, kad man tikrai Nivėjos dezodorantai nepatinka ir tiek, ir ką padarysi, man nepatinka. O ir šitas toks yra per vidurį. Toks viduriuką ima. Na. Aš juos perku dažniausiai, taip tai nelabai perku, bet perku, kai būna ant akcijos. Jeigu būna gera akcija, jeigu aš jį galiu už eurą nusipirkti, už eurą 20, tai aš vis laik nusipirku. Nes ir pigu, ir visai gerai. Va. O prisimenu, aš Nivėjos nusipirkau ant akcijos, irgi ten po pigiai, bet aš gailėjaus, kad aš nusipirkau, aš mamai padovanojau irgi ir mamai netgi nupirkau. Mama sako, aš tokių nenaudoju, sako, ką man nupirkai. Nu, tai nežinau, gal dar stovi, arba jau išnaudojam, net neatsimenu, bet, žodžiu, tikrai, nežinau, iš jūsų gal patinka, kas kam nors Nivėjos tie dezodorantai nuo prakaito, bet, na, nežinau, man tai tikrai nepatinka ir mano mama irgi yra jais nusivylusi, tai va. Tai tiesiog nerekomenduoju, rekomenduoju Shure. Tai va. Na ką, toliau judame prie, čia yra iš L'Orealo, eksfolijuoja kūną, kaip čia lietuviškai pasakyti, eksfoliatorius, eksfolijuoja, šveitiklis, kūno šveitiklis iš L'Orealo, Exfotonic, Exfotonic, tai va toksai. Na ką, apie jį galiu pasakyti, man iš tikrųjų labai aš kreipiu dėmesį į kvapą, man patinka švelnus, saldus kvapai, tokie mergaitiški, moteriški. O šitas yra man kaip, žinote, kokią kvapą primena? Muilo, net nežinau, muilo, gumos kvapas, muilo ir plasmasės kvapas kažkoks. Na, nežinau, na, žodžiu, kažkoks muilo kvapas, toks tikrai neviliojantis kvapas. Na, aš jį nusipirkau pabandyti, naudojau pirmą kartą šį, bet jis man, na, kaip šveičia kūną, iš tikrųjų jisai tikrai neblogai šveičia, tikrai nušveičia jį, bet kvapas tai man nepatinka. Tikrai kvapas man nepatiko, įspūdžio nepatiko. Todėl, ar ateityje pirksiu, galbūt dar ir pirksiu, bet jeigu rasiu geresnį, kokį šveitiklį, tikrai pirksiu, kurio kvapas mane labiau vilios. Tai va. Aš turiu tokį su kokosais tokį šveitiklį, tai man su juo daug labiau patinka vien dėl kvapo šveisti savo kūną negu su šitu. Tai va. Nors šiaip sakiau neblogas visai, šveičia kūną, tai tikrai gerai, tik man dėl kvapo nepatiko.
Toliau. Kas čia dabar dar apie kūną, kaip čia kalbu apie kūną, tai yra dar viena dušo želė iš Dove. Kaip sakiau, Dove visi produktai, kūno sviestai, ta prasme kūno želės, kūno losjonai, labai yra švelnaus kvapo. Šitas ir labai skaniai kvepia. Ir dabar, kur duše naudoju, irgi turiu didelę butelį, tai irgi žiauriai skaniai kvepia. Tai iš Dove esu labai patenkinta. Absoliučiai visa Dove produkcija man patinka, ir kūno losjonai, ir kūno tie visi, žodžiu, prausikliai visi. Tai va, šitą labai irgi greit sunaudojam. Labai man patiko jisai. Labai greit sunaudojau jį. Super. Tikrai rekomenduoju Dove. Įvairias priemonės Dove. Toliau, ką čia turiu? Čia jau sūnus išnaudojo. Iš Nivėjos, kas šitoks shower gel, atseit dušo želis kūnui, veidui ir plaukams. Dieną čia žiūriu, mano sūnaus plaukai labai gerai atrodo. Aš jam sakau, beleko su kondicionieriu galvą plovei. Sako, jo. Tai aš sakau, o tu sakau, visą laiką plauką, aš taip padariau tos plaukus, tu kaip ką tik iš kirpyklos grįžęs, tokie paklusnus plaukai, švelnus, tokie krenta taip gražiai, taip glotniai, nežinau, labai. Ir jisai naudojo Organics firmos. Tai jie super tiesiog, Ugnijų Organics firmos labai tiko. Man tai Organics firmos netinka, nes mano plaukus labai suglosto, labai suglosto. Jie man va tokie sukritę būna. Tikrai nepapurena mano plaukų iš Organics firmos, todėl manau, kad aš Organics šampūnų ir kondicionierių iš Davių nepirksiu. Tai va, gaila, gera firma šiaip iš tikrųjų, bet man nepatiko, kas liečia. Na, bet dabar nebe tai kalbam, tik norėjau pakalbėti apie šitą, ta prasme, dalyką, kad sūnus išbaigė ir manau, kad jeigu ateityje tokius pirksiu tik vien dėl kūno, o kad sūnus daugiau su tokiais nesiplautų galvos, tegu plaunasi su normaliais, ta prasme, plausi su normaliais šampūnais ir su normaliu kondicionieriu. Ir iš tikrųjų visiems vyrams tai rekomenduočiau praustis galvą, ne su tokiais, kur yra 3 viename, kur rašo ir veidas, ir kūnas, ir plaukai, o tik sakiau, kartais, jeigu labai skubate, tai gerai visai vieną kitą kartą panaudoti, bet ne kiekvieną dieną ir ne kiekvieną kartą, kaip maudotės, naudoti tokį plaukams, nes nieko ten gero jums nepadarys tiem plaukams, o naudokite normalų šampūną, normalų kondicionierių, tai ir plaukai visai kitaip atrodys, net patys liksite nustebę, nes aš sakau, kai sūnus nusiplovė, visai kitas priemonės panaudoju, visai kitaip plaukai atrodė, visai kitaip, sakau, kaip iš kirpyklos ką tik atrodė, sakau, grįžęs. Na ką, užtenka apie tos plaukus, toliau, kaip tik plaukų priemonė. Iš Mane & Tail pabaigiau, ta prasme, plaukų stiprintojas, hair strengthener, vienu žodžiu, toks purškaliukas, plaukų stiprintojas. Kaip žinote, Mane & Tail yra mano numeris 1 plaukų šampūnai ir kondicionieriai. Ir mano ir liko, aš išbandžiau Organics, išbandžiau dar visų kitų priemonių tų plaukų. Na ką, tik tiek, kad man labai patiko pastarasis tas iš Garniero, kur plaukus būstina, kur didina apimtį. Tai man labai galo patiko. Bet žinoma, aš liksiu Mane & Tail ištikima dėl to, kad tai labai stiprinanti plaukus yra visas linijos. Tikrai plaukai labai greitai atauga, stiprina be galo, stiprina plaukus. Nežinau, man tai labai esu patenkinta. Čia kainavo, žiūriu, man 14,27 € šitas. Ir turiu dar vieną. Turiu jau naują nusipirkusi tą plaukų stiprintuvą. Per kiek aš jis naudojau? Per pusę metų gal išnaudojau šitą buteliuką. Tikrai užteko ilgam laikui. Na, žinoma, aš kiekvieną dieną jo nepurškiu, bet purškiu dažnai, tikrai į savaitę porą kartų, gal 3 kartus, nu kaip kada, nes aš tų purškalų turiu, tai vieną kartokį, kitą kartokį, bet šiaip tai stengiuosi pastoviai papuršti. Kai tik įsiplaunu galą, taip stengiuosi iš tikrųjų. Tai va,
tikrai labai geras, turiu dar vieną ir manau, kai dar vieną pabaigsiu ir vėl pirksiu juos. Na, nes man ši firma labai patinka ir patinka jos produktai. Toliau dar vienas iš mano pamėgtų ta prasme, tų priemonių, dalykų iš Garnier, tai yra makiažo valiklis. Tai va, 2 viename. Tai va, tiesiog labai geras valiklis. Tiesiog noriu parodyti jums, kad turiu dabar dar vieną, kuris man baiginėjasi. Matote? Va, tas tuščias, o tas jau toj baigsis. Tai va, jau reikia skubėti pirkti dabar dar vieno naujo. Nu, nes kažkaip, nežinau, greitai išbaigiu iš tikrųjų, bet labai gerai nuvalo. Geriausias man valiklis, nežinau, pigus, kas svarbiausia, kainos dabar nematau, bet kažkur 2 eurai kainuoja. Tikrai 2 eurai, netaugiau. Ir super. Na, buteliukas nėra didelis, kiek čia 125 ml, bet tikrai užtenka, nežinau, tikrai užtenka. Super, labai gerai nuvalo ir vandenį atsparų makiažą, tušą, viską nuvalys. Super. Labai mano pamėgtas ir nemanau, kad artimiausiu metu keisčiau aš makiažo valiklį. Tikrai nežadu keisti, nes esu be galo patenkinta šituo turimu. Na kągi, toliau judame prie kremas iš L'Oreal. Beje, kur rodžiau, kad matėte mano video, kur gavau tą mėginuką iš Swapboxo pastaruoju metu daryto. Tai ten buvo mėginukas Revitaliv Laser Renew iš L'Oreal. Tai, kai sakiau, tą kremą turiu, tai va, to kremo jau nebeturiu, jau pabaigiau. Tai va, šis kremas man patiko iš tikrųjų. L'Oreal kremai tokie visai neblogi iš tikrųjų yra, tai va. Normalus kremukas. Ar ateity naudosiu, manau, kad taip, L'Oreal visai man patinka tokio. Nėra tikrai prasti tie kremai. Na ką toliau? Dantų pastos. Iš Sensodyne. Taip, labai anksčiau pirkdavau Sensodyne, todėl kad mano dantukai yra gan jautrus, jie jautruoliai yra. Tai aš Sensodyne, čia tik tais pastoviai pirku. Bet kas man yra, nepatinka man skonis. Ir aš nežinau, kodėl aš vis laik nusipirku šitą. Aš visada nusipirku ir po to gailiuosi, nes ir ne pirmą kartą, aš jau ją esu daug kartų pirkusi. Gal dėl to, kad mane suvilioja, kad jinai gera yra. Ta prasme, aš bent jau galvoju, kad jinai gera. Labai ta pasta yra. Bet man labiau patinka iš Oral-B. Jinai yra sensitive, tipo jautriems ir dar plus balina šiek tiek. Švelniai. Na tai super. Jinai man, nes aš nemėgstu labai stiprios mėtos. Negaliu pakęsti stiprios mėtos. Tai, nes šičia yra gan stipri tokia mėtos, tokių skonių. Negaliu, man nepatinka. O šitai tokia švelni mėta, toksai švelnus skonis, tai man labai patinka šitą pastą, super. Ir esu ištikima šiai pastai, va. Pastoviai ją perku. Ir dabar vėl žadu įsigyti. Nors dabar turiu įsigijusi iš Holland & Barrett parduotuvės tokią naują pastą iš Lavera kažkokios firmos. Na, bus įdomu naująją pastą išbandyti ir ten tokia įdomi iš tikrųjų bus pasta. Nesu bandžius ten tokios, gal sekantį kartą jums parodysiu. Na, bet dabar tai tiek. O apie šią pastą tik rekomenduoju Oral-B, labai švelni, balina šiek tiek ir jautriems dantukams padeda. Ir ką, žiūriu, jau knešelis ir tuštėja, liko paskutinė priemonė. O paskutinė priemonė tai yra iš Vichy Norma-Derm. Ir, kaip sakant, taigi jisai yra skirtas moterims, kurios yra jau 30 metės, virš 25 metų ir turi dar spogelių. Kaip sakant, jis yra ir nuo raukšlių, ir nuo spalvų tuo pačiu metu. Va. Ir iš tikrųjų man patinka šita firma, Vichy. Man visada patinka, nesu nei vieno produkto nusivylusi aš iš Vichy. Be galo man patinka Vichy micelinis vanduo ir kremai ir pudros, o prasme Vichy man super. Visos priemonės iš Vichy patinka. Ir ką, o šitas yra nuo raukšlių ir nuo spalvų, ta prasme, ir jis toksai žalsvas, toksai šiek tiek.
kvapas toks normalus, nežinau. Patiko, tikrai rekomenduoju šį kremuką, kurios turite šiek tiek spogelių iškylančių ir jums jau esate apie 30 metų. Tikrai rekomenduoju. Jisai ir drėkina, ir spogelius jums sumažina ir panašiai. Tai ir vadinasi Normaderm Anti-Age. Tai va. O ar ateityje pirksiu, tai jau nepirksiu, nes man nebereikia. Va. Ir sūnui nereikia jau, va, kažkaip mes čia vienu metu, prieš metus laiko labai daug pirkdavom jų, tai jis man buvo užsilikęs, bet vis dėlto aš jį išbaigiau. Tai ir va tiek, tai tikriausiai aš labai tikiuosi, kad man daugiau tokių nebereikės pirkti, nes spogų kaip ir nėra. Tai va, to labai džiaugiuosi. Tai va, tiek tų mano tuštučių šį kartą ir tom ir turbūt pabaigsiu šį video. Taigi, ačiū mielieji, kad žiūrėjote ir jeigu nesate mano kanalo prenumeratoriai, prašau prenumeruokite ir rašykite, komentuokite ir likite sveiki. Iki pasimatymo.